Sveiki. Ant pagalbinės virvės privalomas blokuojantis įtaisas. Vienas iš tokių įtaisų Petzl Shunt. Tvirtinam įtaisą ant virvės. Jo veikimo principas taip, kad jis laisvai juda į viršų, o apačion nesileidžia, blokuoja. Todėl jeigu įvyksta įvykis, krentat, įtaisas blokuoja ir laiko jūs. Kai jums reikia leistis virve, jums reikia ne tik žiūrėti pagrindinės virvės nusileidimo įtaisą, bet ir reikia rūpintis blokuojančio įtaiso nuleidimu. Šios situacijos yra rizikingos. Petzl sukūrė kitą įtaisą ASAP. Tai yra mechaninio veikimo blokuojantis įtaisas. Jo veikimo principas yra toks, kad jis tiek į viršų, tiek žemyn juda laisvai. Ir jums nereikia rūpintis šiuo įtaisu. Jūs sutelkiate dėmesį į savo pagrindinę virvę ir įtaisus, kuriuos naudojate ant pagrindinės virvės. Ar kylant, ar leidžiant. Nelaimės atveju, jeigu vyksta kritimas, įtaisas jūs blokuoja. Ir jūs liekate saugus. Jeigu norite atsiblokuoti užsiblokavus įtaisą, tai nesunku padaryti. Ir toliau galite sėkmingai jo naudotis. Jeigu norite sužinoti daugiau, kreipkitės į Montis Magija saugaus darbo aukštyje įrangos specialistus.